Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą ir prieš, taip jau nerint į šios dienos temą, labai trumpai noriu paminėti du dalykus. Vienas iš jų, ačiū labai už praeitą video Valentino dienos vlogo komentarus. Buvo labai smagu juos matyti ir tikrai tame radau paguodą savo spontaniškam pirkiniui, kuris, beje, vis dar čia pas mane lovai dėžiai ir tašiai, nes aš dar nesugalvojau, kur pasidėti, kur laikyti ir visą kitą, ir baisu, ir visą kitą, nes čia, žinot, Anglijai pelėsi visus, ir nu žodžiu. Aš vis dar truputėlį panikuoju dėl šito pirkinio. Na, o antras dalykas yra tai, kad, žinokit, jaučiuosi, kad jeigu sausį buvau tokiam truputėlį nekūrybiniam, labai buvo sunku. Tai dabar jaučiuosi, kad grįžau į save ir šios dienos šitas filmavimas yra būtent tai, nes per sausį galiu pasakyti greičiausiai jau į tą visą, kur galvoju, o ką reikia filmuoti, vietoj to, ką aš noriu filmuoti. Ir greičiausiai vėlgi tokio jo kaip kosmetikos apžvalgos nedaryčiau iš to, ką reikia, nes aš nemanau, kad aš esu pats geriausias žmogus, kuris gali atskleisti, pateikti nuomonę ar pasidalinti kažkokiais tipsais. Bet aš manau, jūs sutiksit, kad kai šitame pasaulyje tu randi kosmetikos brandą, ar ne, kuris pavadintas yra tavo vardu, natūraliai po biškį tu baigyti, susipirkti viską ir tada noriu to pasidalinti ir parodyti kitiems ir visą kitą. Ir jo. Būtent dėl to šios dienos video toksai yra, kad aš jau turiu tai pakankamai nemažai, beveik pilną veidą, bet dar ne visai. Ir turiu porą naujų dalykų. Jo, būtent dėl to aš labai norėjau nufilmuoti šitą video, tai tiesiog tikiuosi, kad jums bus smagu žiūrėti. O kas liečia šitą Inga kosmetikos brandą, tai jisai yra korėjietiškas brandas. Labai norėčiau pasakyti, kad mano ką aš jį čia sukūriu ir panašiai, bet dėja, kažkas pirmiau už mane tai padarė. Ir aš mėginau ieškoti tiek jų socialiniuose tinkluose, tiek puslapį ir panašiai. Padariau viską, išskyrus tai, kad parašyti ir paklausti. Aš nežinau, kodėl jie vadinasi Inga. Nežinau, kaip ir kodėl jie nusprendė, kad toks turi būti jų brando pavadinimas, bet aš, tiesiog, kam klausinėti ir kelti dvejonės, kažkieno tai širdį, ar ne? Aš labai esu patenkinta, nes, turiu dabar labai daug priemonių su savo vardu, kurios tikrai nekainuoja tiek baisiai. Dabar, kadangi visos šitas priemonės supirkau per kažkurį tais laiką, tai kiekvienos priemonės kainos nepasakysiu, nuorodą paliksiu aprašyme, bet iš esmės jie turi labai gerų seilų ir visokių pasiūlymų ir mystery boxų, jeigu atsimenat šitą gavau per mystery boxą. Tai jo, ir aš sakyčiau, kad plius minus, brangiausias jų dalykas plius minus būtų iki 15 eurų, čia jau maksimum ir jeigu nėra akcijos, bet su akcijom, kaip ir sakau, su visokiais perkant keletas dalykus ir panašiai galima apie 10 eurų gauti už daiktą, kas, manau, yra labai gera kaina. Aišku, problemėlė, tai kad, jie nesiunčia niekur kitur išskyrus Korėją ir netgi Korėjai norint jos nusipirkti, jie turi tik internetinę parduotuvę, kurioje gali pirkti tik tai su korėjietiška kortele. Tai šiknavičius. Tai jo, yra tokie niuansai, bet kokiu atveju aš esu privilegijuota, sakykim, tai mane turiu, kad prieimą ir galiu šitos produktus nusipirkti ir turėti. Tad dėja, tai nėra kažkas, ką rekomenduoju, ar galiu jums pasakyti, čia galite nusipirkti, vien tik tais dėl to, kad šitas priemonės yra labai sunku gauti. Tai jo, žodžiu, belenkokį ilgumo intras ir mes dabar jau pradedam. Bet tikiuosi, kad viską paminėjau, kas yra svarbu, ir mes dabar galime kalbėti tik apie pačias priemonės. Tai ant veido turiu tiesiog savo visus kremus, serumus, sunscreeną ir sekantis žingsnis yra šitas Inga kašinės. Galvoju, naudojau kažkada ar ne? Ar tik išpakavau ir viskas? Tuščia švari, tai nesu naudojusi, šiandien pirmą kartą mes kartu
su jumis ją pasinaudosim. Tai yra ta tradicinė, kuri, tradicinė kempinėlė. Dabar pas juos naujadaras ir panašiai, kad tos kempinėlės tokiu kaip tinkleliu ateina, o ne kempinėlė. Turėtų turėti gerą maskavimą, dėl to nesidėjau jokio concealerio. Ir, labai gerai pasiėmė vienu paspaudimu. Geras ženklas. Ir žinau, kad spalva man gali būti vos per tamsi. Bet gal nieko. Tai žodžiu. Aš labai storai noriu tiesiog palyginti veido spalvą. Kaip sakiau, aš mėgstu šitos pudras, ypač tas matizuojančios, vien tik tais dėl to, kad jos gerai laikosi, gerai išlaiko tą riebalų atsiradimą per dieną. Ir galima tą maskavimą kažkokį, susikurti su jom papildomą. Bet pliusas tai, kad nereikia sausos pudros ir, to pasiekoje neapsikrauni savo veido. Jis turi tokį labai įdomų kvapą. Toksai persikų, sakyčiau, abrikosų toksai. Nežinau, kodėl jinai taip kvepia. Jau palaukit, gal čia jumis arčiau reikia prisitraukti ar dar kažką. Tai šitą veidrodį arčiau ir tada jumis galiu arčiau. Tai va. Šiaip iš tikrųjų labai geras tas indelis ir labai gera kempinėlė dydžio, nes tikrai pilnu vienu paspaudimu. Man visas šitas, matot, pasidengia, nes aš pastebėjau, kad, pavyzdžiui, Clio ar panašiai, man taip įdėti ir spausti būna nevienodai netolygiai ant kempinėlės produktas, bet čia labai gerai pasiema ir labai gerai skirstosi. Kaip ir matau, kaip ir prieš tai sakiau, yra jisai vos, manau, per tamsus man, bet gal nelabai matosi. Iš kaklo. Tai va. Apie nosį čia. Iš tikrųjų, tai pakankamai greitai šitą video nufilmuoti. Dabar ką darysiu, kad tik su vienu pirštu, kitus pirštus taip pakeliu. Paimsiu truputėlį produkto ir dabar juo truputėlį, tiesiog taip lokaliai pamaskuosiu. Galima, aišku, pasimti ir šepetėlį, ir su šepetėliu iš čia pasimti produktą ir su jo pamaskuoti, bet argi aš netingiu, nes kaip tik norėjau sakyti, kad Gytautas laukia, kol aš susiruošiu, mes einam į kavos pasimatymą. Man pažadėjo kavos ir croissantų. Ir aš išsirinku kavinį, kurią noriu eiti. Einam Stratford, yra tokia kavinukė. Labai jinai paprasta ir panašiai, ir iš to paprastumo leidžia su šunimi vidu. Tai mes galėsim žvėrį pasimti kartu ir jo eisim kavos. Ir turi belenkokio skanumo croissantus įdarytus pistacijom. Sakyčiau, kaip ten tas Dubai ir kažką tais, bet ne, tai yra tiesiog croissantas su belenkokio skanumo pistacijų kremu. Best thing ever. Tai va, sakau, kadangi aš kažkų ten super planų neturiu, einam tik tais kavos ir nama labai prisidažyti nenoriu ir manau matosi čia tik kai kurie spugelį, bet iš tikrųjų belenkaip gražiai ir greitai ir lengvai pasidengia. Gal ir niekur tas abrikosų kvapas nežinau. Taip, sekantis produktas, dabar aš visą laiką pradedu akis, kad, ta pudra įsigertų ir, spadžiūtų ir panašiai. Ant veido ir akim aš turiu Ingos ant pieštuką, kurį, žinot, iš pernai metų, aš jį nuo vasaros turėjau savo mėnesio stalčių ir naudojau. Nežinau, kodėl jie nusprendė su tokiu šepetuku, jisai erzina mane, iš tikrųjų nervuoja, nekreipkite dėmesį į mano nagus. Ir jo, pats pieštukas toksai nedidelis ir šitas galas yra pakankamai storas, jeigu matot. Aš su tokius labai plonyčių šepetukus įpratus naudoti, tai buvo keista. Galėčiau sakyti, kad šitas yra toksai seno dizaino. Ant kaip pieštukas. Bet nieko. Išnaudosim. Nesakau, man atrodo, šitą pudrą, pieštuką ir kelis produktus lūpų gavau tam Mystery Bundle, už kurį sumokėjau, dabar net neatsimenu, gal 17 svarų, kažką tokio, gavau 5 produktus. Tai
Žodžiu, už seną modelį ant tokių pieštukų aš nepykstu, viskas gerai, aš čia su ranka užsistoju nuo lango į šviesą, kad geriau matyčiau, nes jeigu ne, tai tiesiog viskas blizga ir nieko nematau. Na, okay, kažkas tais gavosi. Ir žinot, aš kokią irgi dabar atradau naujieną, tendenciją ar ten kažką tai su savo antakiais, kad visas priemonės, kurios aš turiu, yra man per tamsios. Ir aš dažniausiai dėl to, kad yra per tamsios, būna vos tik uodegėlė čia galą pasidažau, kur pas mane plaukų trūksta. Ir viskas. Ir dėl to gaunasi tie antakiai tokie truputėlį, netolygus ir panašiai. Tai aš manau, kad kaip ir su lūpų pieštukais, man reikia pasidaryti gerą išsivalymą antakių produktų, kad, visi produktai, kuriuos, sakykime, aš turiu, yra būtent man tinkantis pagal, spalvą, funkciją ir taip toliau. Ir jo visais kitais atsikratyti. Ir aišku, Gucci antakių pieštuko. Aš tikrai neatsikratysiu, nes tik Gucci ir kainavo 20 svarų. Tai jo, iš tikrųjų, pasilgstu skūpo turčiaus. Ir kas čia dabar gavosi? Biškai nevienodai, tai aišku, kad nevienodai. Visą laimę, kad niekur kažkur crazy, kur kam rūpėtų man antakiai neįsim. Taip, dabar sekantis žingsnis akys. Tai neturiu tokio kaip šešėlių pagrindo ar panašiai. Ir to pieštuko, kuris buvo mėnesio, kadangi jis turi spalvą ir tokia pakankamai šilta, nenorėjau naudoti, tai sėmiau tiesiog Estee Lauder šešėlių pagrindą, kuris vėlgi, aš manau, šitie pieštukai laiko žymiai geriau. Bet šitas yra vis dar, neblogas, naudotinas. Nėra taip, kad aš jo, kaip čia pasakius, nekeščiau ar vengčiau naudoti. Bet, ir žinau, kas su to mano antakių šešėlių pagrindo pieštuku, va su šituo, yra šitas ir dar vienas, abudu kažkiek naudoti, bet man atrodo, abiems jau artėja apie 2 metus laiko ir aš jau matau, kaip jų keičiasi tekstūra, iš esmės, ką jie, susena, džiūsta ir darosi sunku, jais naudotis, teptis juos. Laiko, pasėtinai vis dar. Bet jo, žodžiu, dar vienas pirkinių sąrašas mano kosmetikos yra, tai jo, lūpų pieštukai atitinkantis, antakių pieštukai ir tada akių šešėlių pagrindo pieštukai, nes akivaizdžiai viskas, ką aš turiu, jau yra kaip ir susenę. Ir dabar jis įbėga su įraukšlėlės, tai šitą šipetuką tiesiog pasilieku po ranka, kad prieš dėdamas šešėlius dar išsklaidyčiau, kad nebūtų ten subėgimų. Ir be abejo, žvaigždė ir tik tais, kai pamačiau, kad jie išleido, buvo į krepšelį, nupirk man. Tai yra tai, kad jie išleido Ingos šešėlių paletės, jos dabar, man atrodo, yra 2 rūšių. Ar 3, neatsimenu. Bet žodžiu, šita yra šalto tono, rožinė, toje parodysiu iš vidaus. Ir jo, ir tai yra pagaliau mano pirma Ingos šešėlių paletė. Jie turėjo kažkokį irgi tokio seno modelio ar panašiai prieš tai, bet jie tuomet išsipardavė ir jinai niekada į prekybą negrįžo, iki atsirado šitą dieną, matyt, dirbo ant naujesnės versijos. Ir šita paletė yra įdomi, sakykim, tuo, kad jinai yra viskam skirta. Tai va, pavyzdžiui, kaip čia parašyta, tai ką mes turime, tai turime soft matte, tai matinės spalvas, turime point glitter, tai glitteris kaip, akių vidiniam kampučiai ir panašiai, tokį statementą ką daryti. Yra highlighteris, yra shimmering pearl, tai tiesiog lengvas blizgesys per visą kiesvoką ir yra kontūravimas. Ir būtent va visame tame, kas nežinau, domisi plius minus ale, korietiškom paletėm būsit pastebėję, kai jie labai dažnai akių šešėlių paletės naudoja viskam. Tai va, štai kaip jinai atrodo realybėje. Ir iš viso to, ką paskaičiau, greičiausiai tikrai lengva suprasti, kad šitos 2 yra būtent skirtos kontūravimui. Tuomet turime šitas 2 lengvas matinės, šito 3, šitą irgi matinė. Tada turime tokį lengvą blizgis, čia irgi matinė? 4 matinės, atsiprašau.
Tai tada turime šitas dvi, kurias greičiausiai turėjo tiesiog omeny kaip šimerį. Ir šitas dvi šviesas, kurios, na, toksai į akies priekį ir highlighteris ir panašiai. Man tai šita labai gražiai atrodo, nes nežinau, kaip per kamerą matosi, bet jinai turi tokių labai skirtingų blizgučių. Tai va. Tai yra mūsų paletė, kurią mes dažysimės. Ką aš padariau, įkišau pirštą. Fuck me. Tai va. Ką aš čia dabar pasimečiu, iš viso šito. Tai, ką mes dabar darysim, akys kontūravimą, tai imu šitą pačią šviesiausią matinę, kur vėlgi nežinau, aš akį kontūruosiu su jame, greičiausiai plius minus didžią akies dalį. Su ją padengsiu labai lengvai, vien tik tais, kad man nustotų šitas pagrindas subėginėti ir aukšlės. Vat štai tai. O, labai graži spalva, iš tikrųjų labai gražiai, lengvai taip dengiasi. Vėlgi pasidažysiu tik tai šitą akį, bet viską darau be gero apgalvojimų iš anksto. Tai tikiuosi, kai paskui pavyks šitoje akį atkartoti viską normaliai. Kas čia su mano balsu, aš vėl kimstu visą. Truputėlį ant apatinio voko. Štai taip. Taip, dabar, kadangi aplinkui turime tą šviesiausią, galime imti štai šitą sekančią tamsesnę spalvą labiau. Bandau per vidurį, nes nežinau, kiek jinai pigmentuotai matysis. Ok, pakankamai pigmentuotai. Tai aš manau, tos tamsiausios, šitos tamsiausios aš neliesiu šiandien. Tai jos jie tiesiog vidurį akies ir kamputį, nes vėlgi nenoriu, kad labai ryškiai būtų. Ir atrodo jau pakankamai ryškiai, nu bet nieko, su blizgučiu ant viršaus gal, žodžiu, pavyks išsklaidyti. Tai, štai, iš tikrųjų žymiai daugiau pigmento negu tikėjausi. Taip, ir tada palaukite, čia viskas, turėjau dar kažkokių švarių, va, kur turiu. Viskau daugiau švarių šepetėlių, tik pasidėjau. Tai, jo, tada čia į priekį, kadangi aš ir blizgučiai, tai aš turiu tikrai imti tą, kuri man labiausiai užstrigo. Ir dabar šitas spalva ant šepetėlio visiškai nesiema. Tai, jinai yra... O, toksai labai gražus ir labai lengvas šimeris. Tikiuosi matosi. Jisai toksai daugiau kaip toperis. Bet žiauriai švelnus. Tuo pačiu gražus, nes man būna tiek, kai būna tokie švelnus toperiai ir panašiai nepatinka, nes jis toksai, man atrodo, apsimestinis blizgučius, kur nieko nedaro. Bet kažkaip šitas labai gerai. Pamiršau, aš turiu pieštuką dar iš jų kartu su palete ir neatsimenu, ar aš pirkau kartu su palete, ar tas pieštukas buvo dovanų. Aš gavau šešėlių pieštuką, nu bet dabar jau vėl. Dabar jau vėl. Okay. I like it. I like it. Tai tada akį tik tais paskutinis dalykas, kurį reikia padaryti, tai man pasimti, aš žinokit savo šepetukus čia atskiriu stalčią iš apgraužimo lygio. Tiesiog paprastas skirstas šepetukas ir tuo šepetuku aš pasidarysiu šito tamsias kontūravimo spalvą, tokį lengvą pravedimą. Ir dabar aš pasidažysiu antrą akį už kadro su šešėliais ir tušu. Tušą naudosiu ir iš savo kosmetikos stalčiaus, tai primeris ir mano Mary Kay mėnesio.
Ir jo, tuomet grįšime kartu jau dažyti veidą. Tai mano abi akis dabar padažytos, atrodo kiek skirtingai, dėl to, kad čia labai langas man yra veido, bet prisiekiu dažiausi prie šito lango, atrodė vienodai. Taip, tada grįžtant trumpai tas pieštukas, kurį sakiau, kad turiu, tai jisai labai gražus, toks rožinis, blizgantis. Ir aš įmėginausi ant rankos vieną kartą ir jo, jūs žinokit, kai jisai išdžiūsta, va štai čia, jūs kai išdžiūsta, tai jisai nejuda. Čia galėčiau dar užsidėti į čia, va, kaip nors, nu, tiesiog iš principo, kad aš jo pasinaudoju, va tik tiek, vos. Tai va, pieštukas, apie kurį vos pamiršau. Ir dabar, kadangi jau akis padažytas, yra galima kalbėti apie veidą. Ir padažydamas akis, aš taip žiūriu į save ir aš suprantu, kad jisai nesimatizuoja. Ir pat greičiausiai dėl to, kad štai čia yra parašyta glow, not matte. Ups. Tai jo, norint pereiti ir daryti man veidą, man reikia truputėlį labai lengvai kažkaip taip užfiksuoti. Ir aš primečiau dėl eksperimento. Pamėginsiu tai padaryti, jeigu aišku daug greitai rasiu ir kaip čia aišku greitai nerasiu. Su Espor, čia stalčia ta, ne Espor, vyra, Etude fiksuojančia pudra. Nes jau aš noriu tiesiog labai lengvai taip. Ir iš to lengvumo irgi vas tokiu dideliu šepetėliu. Tiesiog, kad truputėlį, nes aš bijau, kad jeigu aš čia dabar uždėsiu ant tų skaistalų ar ne, nuo sausų produktų, kad tiesiog labai prilips prie veido ir bus plėmas. Mes šito nenorim. Čia man veidrodį reikėtų greičiausiai susigrąžinti, pasistatyti. Tai va, tai žodžiu, taip labai lengvai. 1, 2, 3. Pasifiksuojam. Ir tuomet, jeigu reikės dar, kuomet pabaigs veidą dažyti, pasifiksuosiu galutinai. Bet jo, dabar aš noriu tiesiog, kad išvengti nelaimės. Toks tikslas čia yra mūsų. Ai, blemba, vyra. Taip, tai dabar su veidu. Nosiuką mano pakontūruosim, be abejo, aš labai nemėgstu kontūruoti nosis, bet vien tik dėl to, kad turime čia šitas mažas tokias 2 kontūravimo spalvas, man knieti pamėginti tai padaryti. Tai tokiu pūkuotu šepetuku aš iš tikrųjų pamėginsiu paimti tos pačios šviesiausios, nupurtyti ir labai atsargiai ir lengvai ir pažiūrėti, kas gausis. Ok, nesigauna, tai baisiai sklaidėsi neblogai. Iš pradžių, kai tik uždėjau, prasidėjo lengva panika. Nieko. Jau kas liečia nosies kontūrą, aš vis dar jo nemoku. Ir aš keistai pati savo atrodau. Bet galiu pasakyti, labai didelė dalis nosies kontūro, man bent jau, yra man pačiai įprasti, kaip sakykime, aš atrodau su juo. Nes aš pasibėjau, kad galbūt kartais neblogai pasidažai su to nosies kontūru, bet tiesiog pats esi antiek nepratęs, kad keistai atrodo. Ir dabar jau garantuotai prisidėjau per daug. Tai, be abejo, kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Nu, žodžiu, čia pasitaisysiu vėliau. Truputėlį nenoriu laikyti, daryti šitą video labai ilgą, taisant savo klaidas, bet tobulų nėra. Tai va, ok, žodžiu, čia pataisysiu truputėlį vėliau, judam toliau. Ir sekantis žingsnis yra tai, kad aš galvoju, kaip čia, sakykim, su šituo man pasidaryti kontūrą, ar ne, ir panašiai. Tai turiu tokį šepetuką veido ir irgi mėginsiu tas 2 spalvas, bet jau taip pasukinėdama šepetuką taip ir taip, kad paimti. Tai jo, toksai dizaino prasme, tos tokios mažos, akių šešėlių paletės, tie kvadračiukai veidui. Prašau, kad gautųsi normaliai. Ok, nusipurti. Gerai, daugiau nedėsiu. Taip, aš man atrodo, dar čia su pudra per viršų dar turėsiu pereiti, kad viską išlyginti, nes dabar atrodo
Iškai per daug. Tai nieko tokio. Aš čia tikrai neplanuoju štai pasidažius niekur eiti. Ir viskas normaliai. Tai kas būtų buvę, jeigu nebūčiau užsetinus veido, kad ir taip labai lengvai. Nu, žadėjau sakyti gerai, kad sklaidos lengvai, bet šitais dabar tikrai sklaidosi. Ne kažką. Šitas geriau atrodo. Kodėl viskas taip gerai sekėsi ir taip gerai ėjosi? Ir kodėl čia dabar man taip nutinka? Kodėl? Kodėl? Nes užsiminėjau nesąmonėm. Na, pažiūrėsim. Gal galima čia kaip nors išgelbėti šitą reikalą. Nemanau, kad padeda. Bent jau netoks ryškus, ne? Tai žodžiu, reikia daug kristalų, nu, kad dėmesį nuimtų ir bus gerai. Bliam. Šiandien matyti ne mano dažymosi diena. Bet šitas bent jau normaliau atrodo kažkiek kokie. Tai tada to pačiu, kol ant šitą esam nosį. Ne. Posūkis toksai dabar nutiko čia. Judam toliau, skaistalai, apsimetam, kad ne, viskas gerai, čia normaliai. Tai, žodžiu, skaistalam galvoju šitas vėlgi 2 spalvas maišyti, bet jeigu kontūras tai parodant manęs, tai aš jau tikrai čia nieko nemaišysiu. Mėginsiu šitą vieną mažą spalvą į tokį šepetėlį, kuris yra, nu, vadinamas tapered. Tai turėčiau kiek labiau galėti kontūruoti, kiek aš šitos spalvos paimu. Ir čia yra ta pati spalva, kurią dėjau pačią pirmą. Tai turėtų, na, su akių makiažu labai gerai susišaukti, taip sakant. Iš tikrųjų labai gerai atrodo. Ir gerai, kad tik tai ta viena spalva, nes jeigu dar ta kita ryškesnė būčiau šitą asamblį įsidėjus, tai pas mane vėl būtų, kaip čia vadinasi, tas blush blindness. Ja, čia mačiau kažkada mėmę apie 2016 metus ir visus YouTube makiažus ir panašiai, ir ten, kai buvo contour blindness, blush blindness, eyeliner blindness, eyelash blindness. Tai jo, daug tokių buvo 2016. Bet galiu pasakyti, kad kai kurie, žinot, kai kurie išgyvenom, praėjo, kai kurie ne. Akivaizdu, kad aš, pavyzdžiui, kažkada seniai buvau labai kontūravimo blindness. Aš jaučiuosi, kad dabar, ypač tie paskutiniai keli metai, aš nejaučiu saiko su skaistalais. Visiškai. Jis neegzistuoja mano žodyne. Kai dabar skaistalai taip aukštai ir čia tas kontūras čia, nu žodžiu, apsimetam, kad čia nieko. Jo, šitos paletės kontūravimui aš daugiau nenaudosiu. Skaistalams, manau jo, skaistalai visai nieko, man patinka ir spalva, ir tuomet va dabar derinasi su, ar ne, su akim, jo, ne kontūras tik to. Tai štai, ir paskutinis veido yra highlighteris, tai bandau užsitraukti savo highlighterio irgi šipatuką tokias pat plonas ir mes turime štai šitą kitą šviesą spalvą, kurios dar nesinaudojom. Tai mėginsiu jos labai lengvai paimti ir irgi taip labai lengva ranka, nes nežinau, kiek jisai čia labai blizga ar neblizga ir na, matau, kad pakankamai stambus blizgutis. Tai gerai, kad aš taip švelniai. Toks minimalus čia bus highlighteris. Aš manau, po šito kontūravimo viskas ant šito veido dabar atrodys minimaliai. Tai va, žodžiu. Ir paskutinis žingsnis mūsų makiaže yra be abejo lūpos, ane? Ir lūpoms aš turiu keletą produktų, bet nusprendžiau, ką aš noriu naudoti, ar išmėginti naudoti. Tai šitą Melting Balm, irgi iš Ingos. Galėjot atspėti.
Ir tiesiog, kadangi neturiu jokio kito pieštuko, mėginu su mėnesio pieštuku prasivesti lūpas prieš naudojant. Kaip tada, kurią čia dieną, gal šio mėnesio pradžioj buvom prie jūros ir man buvo lūpos nieko, bet tada vėl nuo tos dienos prie lūpos man tai suskirdo ir man jos tokios išsausėjusios ir vėl tame cikle lūpimosi gijime, aš baigiu išsikraustyti iš proto. Jeigu kas nors turi tokių tikrai solidžių rekomendacijų, kaip išsigydyti, gelbėkit man, prašau. Planau pasidaryti kontūrą, gavosi, kad pieštuku užsipildžiau visos lūpos. Nu, žodžiu, kaip ir jau aišku, kad čia šitos dienos makiažas mažai pagal planą. Vienodai. Nulikti. Tai va. Ir dabar mūsų Melbam vazelino eilė. Ir šitos irgi yra iš tų, kur reikia atsargiai išsispausti, nes jeigu padauginsi, tai labai daug produkto neteksi. Ir jos spalva, va čia kaip irgi matosi, turėtų labai tikti prie šito eyelinerio ir mūsų bendrai įvaizdžio. Ir aš žinau jį tiesiog taip vėlgi tapšnoti, kad nenulaužti. Ir jisai ant mano suskeldys ir sausėjusių lūpų. Tikiuosi jausis pakankamai riebiai ir maloniai. Dabar kol kas taip ir jaučiasi. Nu ką, štai ir mūsų makiažo pabaiga. Manau, gavosi irgi toksai vos valentiniškai rožinis, visai nieko, man iš tikrųjų patinka. Ir tos ryškesnės lūpos. Ir su jom tos akys dabar neatrodo tokios labai ryškios. Ir jo. Aš kaip patenkinta. Vienintelis visame šitame minusas, man aišku, yra be abejo tas kontūras, kurį aš mėginsiu pasimti kitą pudrą. Ir dabar nežinau, kas gausis, jeigu aš tiek jų sumaišysiu ant viršaus. Bet aš noriu pamėginti tą kontūrą tiesiog ištrinti. O, beveik čia nieko nebėra. Tai va, žiūrėsim, kaip gausis. Daug dievės veiks. Ir tokia yra šio video pabaiga. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Tikiuosi, video patiko. Ir mes pasimatysim kito video metu, kuomet vėl aš kariausiu su ChatGPT mėgindama išsiaiškinti savo ko mėnesio stalčių, bet jau tiek pratestavau ir ko tik nedariau, kad jau geriausiai suveiktų.